Šiemet Viešpats apdovanojo mūsų bendruomenę ir visą bažnyčią neeilinių įvykių. Prieš šventas Velykas besiruošdamos šventėms radome mūsų bažnyčios palėpėje suvyniotus į ritinį Liudo Truikio tapytus 12 apaštalų paveikslus, 3 didžiulius paveikslus, kurie savo gyvenimo pradžioje puošė altorių, buvo po vitražais, kurie vaizduoja adoruojančius arkangelus. Ir šitas atradimas, šita dovana mums yra labai reikšminga ir Lietuvos kultūros kontekste, ir mūsų bažnyčios kontekste, nes Liudas Truikys kartu su palaimintoju Teofiliu Matulioniu prieš Antrąjį pasaulinį karą kartu restauravo, remontavo ir puošė šią mūsų Švento Mikalojaus bažnyčią Kaune. Šiuo metu vyksta šių paveikslų restauracijos darbai ir mes esame dėkingos visiems, kurie prisidėjo savo auka, savo malda, savo kokiu nors įnašu, kad šie paveikslai vėl atgytų ir vėl būtų galima juos pamatyti ir mūsų bažnyčioje. Ir esame dėkingos ir visiems tiems, kurie ir toliau šios darbus rems savo auka, ar malda, ar palaikymu. Ir kartu prikelsime šiuos paveikslus iš naujo gyvenimui, jų buvimui, jų matymui.